Druskininkai tai yra kurortas išskirtinis savo infrastruktūrą. Druskininkai tai yra kurortas, kuris neturi sezoniškumo. Druskininkai yra savo infrastruktūrą, savo objektais pritaikyti veikti ištisus metus ir priimti svečius pagal jų norus, priklausomai nuo jų biudžeto, nuo jų norų ir galimybių. Taip kad mūsų druskininkai yra atviri visiems. Manau, kad šitas kurortas turi didelės perspektyvas, vien tik dėl to, kad esu tikrai daug apkeliavęs ir daug matęs ir kuo toliau, tuo labiau pradedi vertinti Lietuvą, Lietuvos gamtą, lietuvišką tą orą. Druskininkai turi visas savybės, puikią gamtą, sveikatingumą, kas žmonėms irgi vis labiau svarbu yra, ir tuo pačiu besikūrenčius čia verslus. Jau ir taip Druskininkuose yra daug gerų vietų, kur gali ir pavalgyti, ir praleisti laiką ir taip toliau. Ir kuo daugiau tokių yra, tuo didesnis traukos taškas tai tampa, tuo žmonės labiau nori, nes tuo daugiau įvairovės. Tai labai tikiu ir mūsų pirmų aukštų, kurį darom, irgi tokią įvairų miksą, kad žmonėms čia bus faina ateiti. Išsikėlėme savo tikslą sukurti privačių apartamentų pastatą, kuris turėtų visus viešbučiam būdingus atributus ir netgi daugiau. Sugalvojame tokių privalumų kaip masažinė vonia ant stogo, baseinas 20 metrų, pirtis, gultų zona, restoraną ir laisvalaikio ar kino vakarų zonas. 7-ame praeito amžiaus dešimtmetyje pastatyto pagal architekto Enriko Tamaševičiaus projektą Nemuno poilsio namai buvo labai svarbus ir ryškus pastatas Druskininkuose. Ryškus savo tūriu, ryškus savo architektūrą. Tai buvo vienas iš pavyzdinių pastatų tuo metu apskritai statyboje ir tokio tipo pastatų architektūroje. Mums be galo svarbi vietokūra ir šiuose projektuose irgi bandom tai išreikšti ir žiūrim į projektą ne tik tai kaip jį pastatyti, kokias medžiagas panaudoti, kokius mazgus naudoti, tai yra svarbu, bet lygiai taip pat svarbu ir pagalvoti, kaip žmonės čia gyvens, kaip jie vaikščios, kaip jie elgsis, kas patiks jiem, ar jie jausis gražiai, ar bus jauku vakare eiti, ar bus jauku naktį eiti, tarkim, ar vaikai nepabėgs iš žaidimų aikštelės ir nesaugia gatvę kokią nors, ar ne, ir taip toliau. Tai čia yra labai daug, gal ir labai mažų smulkių dalykų vietokūrai, bet tų dalykų visuma ir yra tos vietos sukūrimas, ar ne, supratimas, kaip žmonėm čia bus, ar čia bus gera gyventi ir kaip padaryti, kad būtų gera gyventi, kad būtų faina gyventi čia. Tai yra vietokūra. Be jokios abejonės labai yra įdomu dirbti su pastatu, kuris yra ilgą laiką apleistas ir tarsi tas jo pasikeitimas duoda tokį ryškų pokytį, ryšką tokią didelį poveikį pačiam miestui. Tarsi iš pakankamai, tokio, galima taip sakyti, bjaurojančio miesto veidą pastato turime galimybę jį paversti į miestą puošiantį pastatą. Darant projektus, kuriant projektus, to pasižymėjome. Tai iš tiesų druskininkai keičia dalinimosi su savo nekilnojamo turtu kultūrą. Ir klientai, kurie planuoja investicijai, pabuvę mūsų susitikimuose, aiškiai supranta, kad laisvai galės ir patys atvykti ir būtent pasidalinti savo investiciniu turtu su poilsiautojais. Kalbant apie kurortus, turbūt neretas pasilygina ir su Palanga. Pajamingumas Palangoje yra labai panašus, tačiau renkantis, kurisgi kurortas yra artimesnis, reikėtų įsivertinti keletą veiksnių. Palangoje nekilnojamo turto kainos jau išgyveno savo augimą, ypatingai po COVID pandemijos, kai gyventojai tarsi atrado pajūrį iš naujo. Tuo tarpu Druskininkai vis dar yra savo vertę auginantis miestas.